Sveiki bičiuliai, kągi matote, šiandien video darau ne nuo vandens, o iš savo garažo. Ir šiandien į savo laivuką montuosiu šią Garmin įrangą. Trumpai prabėgsiu, ką aš čia turiu. Tai 8412 SXV echolotas, Garmino Steadicastas. Vėliau papasakosiu, kam jis reikalingas. Toliau GT-PM6 sonaras ir šioj dėžiai viduj GLS, tai vadinamas kitaip Black Boxas, ir Live sonaras 3/4 galva. Ir dar turėsiu prisimontuoti šį RAM laikiklį. Ši visa įranga buvo įsigyta gofish.lt parduotuvėje. Ten drąsiai galite kreiptis, ten pakonsultuos, kas jums reikalinga, ką reikia įsigyti, netgi ir padės susimontuoti arba pakonsultuoti montavimo darbais. Ką norėčiau pabrėžti, kad toje parduotuvėje labai didelis Garmino ir RAM laikiklių pasirinkimas. Užsukite ir pasižiūrėkite. Beje, apie kiekvieną šį daiktą numesiu nuorodą po video aprašymu. Tai galėsit daugiau patys pastudijuoti ir pasiskaitinėti. Dabar trumpai apie Steadicastą. Šitas dalykas yra reikalingas tam, kad visą laiką žinotume žemėlapio kryptį. Kaip pavyzdys, sustojame į tašką ir dažnu atveju, kai valtis sustoja, žemėlapis pameta kryptį, nusisuka ir jums sunku susiorientuoti, daleiskim, kur yra tas povandeninis kalniukas kažkoks arba kažkoks kliuvinys, ant kurio sustojame ir norime apmėtyti. Tai kaip pavyzdys, šis dalykas visą laiką yra suorientuotas su valties priekiu ir visą laiką kiek valtis sukasi, tiek žemėlapis kartu su valtim ir taip sukinėjasi. Tai šis dalykas labai gelbsti šioje situacijoje. Dabar bėgam montuoti. Užsikūrėm tokią buržuiką, kad šilčiau būtų. Visai neblogas dalykas, tikrai garažas šaltas, o šis dalykas sušildo. Aišku, garsas, bet geriau šilčiau negu sušalusiam būti. Kągi, visų pirma, prasidėsiu nuo sumontuosiu Nime tą vadinamą tinklą. Montuojasi paprastai, kai Lego. Kaip viskas bus, palaipsniui parodysiu. Dabar susimontuojam šitą dalyką. Taip, seka Nime maitinimo laidas. Dedu per vidurį, schemui mačiau per vidurį. Šiaip, man atrodo, nėra skirtumų, kur jį montuoti. Tai va taip, pabiškai gražiai ir gausis. Tada eina interneto kabelis, kuris eis į patį ekraną. Taip, pademonstruosiu, sujungsiu. Ir prie trečios jungties jungsime Steadicastą. Kaip matote, yra rodiklytė, suorientuojam su, kaip jau kalibruosim, montuojam va tą kryptimį su valties priekiu ir kad jinai Steadicastas žinotų, kur yra valties priekio ir taip orientuotų žemėlapį su valtimi. Ir va taip gaunasi sumontuotas NVE tinklas. Eina Steadicastas,
maitinimo laidas ir laidas į ekraną. Visų pirma, ką pasidariau, tai pasikeičiau saugiklinę. Prieš tai buvo 6 slotų, dabar yra 12, nes jungiasi 2 device'ai, 2 echolotai. Vienam echolotui buvo kaip ir gerai. Tada laidus prasivedžiau čia, prieš tai buvo tokia skylutė. Čia šiaip geri tokie kamščiai iš litagros. Yra tvarų kamščiai, taip gražiai telpa. Aišku, dabar pasididinau ir reikės dėtis didesnį kamštį. Vat, puikiai užsidengs. Čia į daiktadėžę sugalvojau dėti abu black boxus. Tik kad nelabai telpa, tai sugalvojau tokį dalyką. Pritvirtinau kompuką. Vienas black boxas bus gulės ant grindų, o kitas tai bus pritvirtintas ant šito kompuko. Nu, kito varianto nėra, bus ir taip gerai. Dabar prisuksim, primontuosim ir galėsim prasivest laidus. Jau keletą laidų ir su maitinimo ir interneto kabelį esu jau prasivedęs, tinklo kabelį. Beliko tik tai prasivest dar apačią sonarą. Paprastas dalykas, sprendimo būdas, jeigu matot, tai kad laidai nesizulintų, nesitrintų į aliumą. Vat, pasidariau tokį sprendimą iš gofros. Perpjovau per pusę, įpjoviau ir užmoviau. Ir jau metai laiko guli taip ir nenukrenta. O laidai ant ziperių, ant tokių lipukų. Bus įdomu, kiek jie laikys. Išbandysim, žiūrėsim. Dabar turbūt pati nemaloniausia dalis kažkaip sugalvot, kaip gražiai suvedžiau tos visus kabelius, kai laidų iš tikrųjų kabelių bus tikrai daug. 2 echolotai, 2 live sonarai, tai ir 2 šiaip sonarai, 3 viename ir GT PM6. Kodėl aš juos naudosiu, tai gal čia ateity. Dabar tiesiog šiandien apsistokime ties montavimu. Kažkada nuo vandens papasakosiu daugiau, kam ir ką naudosiu. O dabar kišam, traukiam, bandom kažkaip sugalvot, kaip sutalpintos visus laidus. Baigiau, liko dar kelios smulkios detalės, bet jau kitam kartui. Video atrodo, kad čia tik tai pasisveikinau, jau pabaiga, bet jebra, aišku, užtruko nei ilgai, nei trumpai, viso labo 2 dienos. Oi, kiek reikėjo, kiek neturėjau, reikėjo daug važinėti, daryti, pjaustyti, šlifuoti, sukt galvą, konsultuotis, bet pagaliau. 2 geriai kabo, stabiliai. Ir kas buvo padaryta? Tai susimantavau papildomą RAM laikiklį, reikėjo pasiruošti varžtus, nes kas turi tangirius žino, kad pasas yra šūdinas ir reikia specialių varžtų, kaip specialių varžtų pasidaryti varžtus. Šiaip Vytenis davė gerą patarimą darytis paso varžtus iš Volkswageno Traverso varžtų.
Gaila, nepadariau nuotraukų, bet jeigu reikės kam labai, tai galėsiu padaryti. Toliau buvo padaryta, pakeičiau saugiklinę, vietoj 6 slotų šitų vadinamų vietų į 12, kas dar taip trumpai greitai prabėgam. Ir sukišau, čia dar aišku reiks su tais laidais sužaisti. Ir sukišau 2 black boxus į šitą vat daiktadėžę. Ir kas dar. Ir daugiau viskas. Belieka dabar važiuoti ant vandenuko ir testuotis ir bandytis. Ir laukiam toliau video su naujais devices. Čiau. Taigi, chebrytė, dabar norėčiau su jumis pasidalinti, kaip aš nusistatęs šį echolotą, būtent ant šitos spalvos. Jeigu turit kažkokių pastebėjimų, tai drąsiai komentuokit. Ir ką norėčiau pasakyti, kad šitie nustatymai ant skirtingo modelio ekranų gali netikti. Ir taipogi, kas dar gali įtakoti nustatymams, ir pačiam visam sureguliavimui, tai vandens telkinys, vandens temperatūra ir tas pats, aišku, metų laikas. Taigi trumpai ir greitai bėgam per kiekvieną nustatymą. Einame į meniu, einame į Sonar setupą ir čia, ką reikia nustatyti, ką aš bent jau pasidaręs, tai yra 3 pagrindiniai nustatymai, tai Noise Reject Off, Pulse Reject Off ir TVG Off. Apie kiekvieną šituos nustatymus ateityje padarysiu atskirą video ir papasakosiu, kam jie yra reikalingi. Kaip matote, spalva pasirinkta Amber. Toliau einam į Color Gainą. Dažniausiai Color Gainą darau tarp 8 ir 9,5. Tai kaip ir minėjau, tai priklauso nuo vandens telkinio. Toliau keliaujame į Color Limitą. Color Limitas, kaip matote, pas mane šiuo metu yra 30, taigi dažniausiai žaidžiu tarp nuo 0 iki 40, priklausoma kaip aš noriu išsivalyti ekraną. Jeigu turit kažkokių pastebėjimų, drąsiai rašykit į komentarus, įdomu bus išbandyti ir padiskutuoti, aišku. Viso.